Sveiki, brangieji. Atėjo laikas pakalbėti linksmomis temomis, o tiksliau temomis iliustruojančiomis, kaip iš tikrųjų mūsų pseudo valstybėlėje, ne mūsų valdžiagyviai imituoja visus tuos procesus, apie kuriuos garsiai kalba ir baisiai bando ant jų pasireklamuoti. Bet pradžiai mes išmoksime naują žodį. Aš pats šitą žodį išmokau, sužinojau jo reikšmę tik tai šiandien. Todėl drįstu manyti, kad didžioji dalis mano skaitytojų, žiūrėtojų, klausytojų taip pat šito žodžio reikšmės nežino, o dabar mes apsikultūrinsime ir tapsime truputį protingesni. Taigi, žodis šitas yra kordodromas. Aš pradžioj skaitydamas tekste pagalvojau, kad čia apie kartodromą yra kalbama, ten, kur kartingais važinėjama. O paskui žiūriu, kad kitaip rašo ir galvoju, negi jie čia dabar su klaidom rašo žmonės. Ir galiausiai supratau, kad čia aš ne taip žodį supratau automatiškai, ar ne? Smegenys pakeitė panašių žinomų žodžių. O tikroji reikšmė žodžio kordodromas, nemaišykite su kartodromu, kordodromas, nuo prancūziško corde virvė ir graikiško dromos, bėgimo takas. Tai yra automobilių arba lėktuvų modelių, varžybų ir pratybų aikštė. Apie 20 metrų skersmens betonuotas arba asfaltuotas žiedas aptvertas permatoma sienele ar vielos tvora. Kordodrome modeliai važiuoja arba skrenda ratu, valdomi radio bangomis arba korda. Korda tai yra plona plieninė viela tokiems lėktuvų ir automobilių modeliams valdyti. Tikriausiai matėte, net jeigu ir nesate susijęs su avia modeliavimu, su kitokiu modeliavimu, kai modeliukai, mašinos lekia ratu, yra virvė, ne virvė, o plieninė viela, korda, kurie laiko tą modeliuką ir jie ten skrieja kažkokiu pakankamai dideliu greičiu, gražiai kaukdami, žmonės aplinkui stovi, žiūri ir grožisi. Ir panašiai taip pat centre lėktuvų modeliai pririšti tą plieninė viela, sukasi ratu, švilpia, gražu, linksma ir tai yra tam tikra avia ir šiaip modeliavimo sporto rūšis. Taigi, dabar, kai išmokome šitą žodį, bus aiškiau, apie ką mes su jumis padiskutuosime po oficialaus Lietuvos aeroklubo pareiškimo. Taigi, Lietuvos aeroklubas su dideliu liūdesiu informuoja, kad gavo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pranešimą apie ketinimą nutraukti dar 96 metais sudarytą panaudos sutartį dėl Rasų gatvėje 50B esančio turto Vilniaus kordodromo. Vėl norisi sakyti kitaip. Kordodromo. Štai, draugai mano, pasirodo, Vilniuje yra kordodromas. Rasų 50B. Ir tas kordodromas iki šiol buvo veikiantis. Jame lakstė modeliukai mašinų, jame skraidė lėktuviukai ratais. Ir maža to, jį administravo Lietuvos aeroklubas. Toliau skaitome pranešimą. Po ilgų diskusijų, kreipimus ir net teisminio proceso, kurio metu teismas pripažino neteisėtų savivaldybės sprendimą nutraukti valstybinės žemės panaudos sutartį, Vilniaus miesto savivaldybė vėl rodo kryptį į tą patį tikslą – atsikratyti Vilniaus kordodromo ir jo vietoje neva statyti baseiną.
Šiuo atveju kyla labai paprastas klausimas. Ar tikrai Vilniui šiandien labiau reikia dar vieno baseino negu vietos, kurioje jauni žmonės mokosi kurti, konstruoti ir valdyti skraidančią techniką? Klaustukas. Vilniaus kordodromas nėra tik keli seni statiniai Rasų gatvėje. Tai vienintelis tokio tipo aviamodelių sporto objektas Baltijos šalyse. Nuostabu, vienintelis tokio tipo objektas Baltijos šalyse, visoje mūsų Tribaltikoje šlovingoje, o vėlgi, aš manau, dauguma iš jūsų, lygiai taip pat kaip ir aš, tik tai dabar sužinojome, kad toksai unikalus objektas Vilniuje yra ir bent jau iki šiol veikia. Nuostabu, nuostabu. Čia dešimtmečius buvo ugdomi aviamodeliuotojai, konstruktoriai ir techninių sportų entuziastai. Čia vyko Lietuvos ir tarptautinės varžybos. Dar 2022 metais kordodrome buvo rengiamos Vilnių ir visą Lietuvą garsinę pasaulio taurės etapo ir Lietuvos čempionato varžybos. Dieve mano, ar kas nors iš jūsų girdėjote apie tokius įvykius? Kad čionai tokie pasaulio taurės etapai ir Lietuvos čempionatai netgi vyksta. Nežinau, kiek kartų buvau skirtingose mokyklose. Niekur niekada nemačiau plakatų kviečiančių į aviamodeliuotojų tenai būrelius, aviakonstruktorių būrelius kordodrome. Dieve mano, tai iš tikrųjų labai įdomu tam, kam patinka toks užsiėmimas. Bet niekur robotikos visokios, programavimo, šachmatų, aikido, karate, futbolo, krepšinio, teniso, taip toliau. Prašau, tokie būreliai reklamuojasi, jie visada išsistato, taip toliau. Apie šitą kordodrome esantį aviakonstruktorių, aviamodeliuotojų būrelį, nežinau, turbūt reikia būti visišku tokiu, kaip čia, tuo gikų, fanų, nerdų, kuris ten šitoj srityje gyvena, paskendęs, kad tu žinotum, jog Vilniuje yra tokios srities užsiėmimas, tokios srities pramogos vaikams. Ir pradžiai vaikams, o paskui ir suaugusiems, aišku. Nuo 2022 metų pasaulis pasikeitė, čia jau rašo Aeroklubas, pasaulis pasikeitė ir ne baseinų linkme. Dronai tapo viena svarbiausių šiuolaikinių technologijų. Bepiločiai orlaiviai naudojami ne tik sporte ar pramogoms, jie tampa kritiškai svarbus civiliniai ekonomikai, pramoniai, saugumui ir valstybės gynybai. Galėjo dar parašyti karui. Bet iš tikrųjų taip. Šalia baseinų, šalia plaukimo iš tikrųjų atėjo dar naujas toksai aspektas į pasaulį mūsų, kaip šitie bepiločiai orlaiviai, kurių vis gausėja, vis daugėja, vis įvairesnės funkcijas jie atlieka ir ne tik pramoginės, ne tik sportinės, bet ir realias ekonominės ir, jau nekalbant apie visus šitos karinių vanagų, reiktų sakyti, bet čia karinių maitvanagių, šitų peslių, karinių peslių reikalams skirti. Lietuvoje nuolat kalbame apie būtinybę didinti inžinierių skaičių, stiprinti aukštųjų technologijų pramonę, kurti lietuviškus dronus ir ugdyti jų pilotus. Žinokite, dronų pilotų reklamų man kiša į Facebooką pastoviai. Taip pat
kažkodėl nori mane priversti užsirašyti į dronų kursus. Įdomu, kodėl. Matyt, Facebookas pagal savo algoritmus taip įvertino mano psichinį šitą portretą sustatė, ar ne, ir nusprendė, kad mane galima pardavinėti šitoms dronų mokykloms, aš esu tinkamas jų tą tikslinę auditoriją. Tai va, bet su šiuo teiginiu, kad Lietuvoje būtina didinti inžinierių skaičių, taip žinoma, šalis, kurios piliečiai kūrė pramonę, kurios piliečiai atlieka tą protinį darbą, tą planavimo, konstravimo, projektavimo darbą, jie žinoma daug daugiau neša naudos savo patiems ir valstybei, negu jeigu tie patys žmonės išvažiuotų iš Lietuvos, kad galėtų užsiimti va tokia veikla, arba dirbtų kokiu nors tenai nereikalaujantį tokių protinių pajėgumų darbą. Vat paprasčiausiais targašais dirbtų, arba ten juodadarbiais ar fūrų vairuotojams. Su visa pagarba fūrų vairuotojams, kurių irgi reikia. Bet vienas daiktas, ar ne, konstruoti fūras, kitas daiktas tas fūras vairuoti. Taigi, ir čia tikrai, jeigu Lietuvoje būtų ta normali, stipri inžinierių mokykla, viskas būtų labai, labai teigiama ir teisinga. Ir tuo pat metu Vilniaus miesto savivaldybė rengiasi sunaikinti vieną iš nedaugelio vietų, kur šie gebėjimai gali būti ugdomi praktiškai. Tai ne paradoksas, tai strateginės krypties problema. Taip, tai yra strateginė kryptis, pagal kurią nuo 96 metų, 30 metų praėjo. Tik tai šiandien aš sužinojau apie kordodromą egzistuojantį Vilniuje. Ir dar ne taip toli nuo manęs, ir tikriausiai aš esu tenai ne kartą šone kur nors pravažiavęs, praėjęs ir taip toliau. Įsivaizduojate, ant kiek reikia, kad tenai, kai Liepkalnyje pastatė šitą slidinėjimo trasą, ar ne? Aš apie ją išgirdau, nors ne karto, taip sakant, manęs tenai nepatraukė nuvažiuoti ir papramogauti. Bet aš žinau, kad tokia yra, kur jinai yra, daugmaž netgi kada jinai veikia. O apie kordodromą unikalų mūsų Tribaltikoje nieko nežinau. Akivaizdu, kad tikrai tai ne paradoksas, o strateginė kryptis. Apie tokias vietas, ar ne, vietoj to, kad jas populiarinti, daryti traukos centrais, ar ne, ką daro traukos centrais? Traukos centrais daro šito, žemiausių, paprasčiausių juslių tenkinimo renginius. Koncertai, sporto varžybos, koks nors jau komikonas, ar ne, kur susirenka komiksų, animės, mangos mėgėjai, persirenginėja savo mylimais personažais ir kitaip smaginasi, tai čia jau intelektualumo viršūnė. Nieko daugiau šitas mūsų strateginė kryptyje neįgalus mūsų valdžiagyviai sugalvoti ir pasiūlyti. Taigi, Lietuvos aeroklubas jau anksčiau yra pabrėžęs, kad kordodromo išsaugojimas ir nekliudymas plėtoti veiklą jame galėtų per 4 metus duoti apčiuopiamą rezultatą, didinti dronų pilotų ir kūrėjų gebėjimus, sudaryti sąlygas techniniam sportui ir kartu stiprinti Lietuvos inžinerinį potencialą. Apie dronų pilotų skaičių mes paskui pakalbėsime truputėlį, bet stiprinti Lietuvos inžinerinį potencialą, tai, kaip sakiau, yra tikrai svarbu, tikrai gerai, tikrai yra teisinga, tikrai to reiktų siekti ir mažo to, kad mes savo nedidelį šalyje visgi aviacijoje turime visai neblogų pasiekimų. Tik tai, kaip visada, ar ne, kai mūsų talentą kažkurioje srityje į jį yra numojama ranka, į jį yra spjaunama, jisai aišku, tada lieka tik tai, kaip čia tam, potencialas genetinėme lygyje, bet niekada nesimaterializuoja ir nesirealizuoja. Lietuvos
Aeroklubas ir Lietuvos aviamodelių sporto federacija nekartą teikė siūlymus kordodromą panaudoti daugiau nei vien tradiciniam aviamodeliavimui, bet ir naujoms veikloms - dronų pilotų rengimui, jaunimo techniniam ugdymui, bendradarbiaujant su Lietuvos šaulių sąjunga. Čia fui kaka, bet jie čia bando dabar pritemti, kokie yra svarbus šitam karo akivaizdoje. Buvo svarstoma ir dronų lygos, dronų sporto būrelių bei varžybų tinklo plėtra. Tai pastangos sukurti ateitį. Deja, Vilniaus miesto savivaldybės strategų inžinieriškai stiprios Lietuvos ateitis panašu nedomina. Taigi žinoma, jūs pasižiūrėkite, kas ta Vilniaus miesto savivaldybė sudaro, ar ne? Vien lietuviakalbiai, nelietuvių kilmės egzemplioriai, kuriems pagrindinis reikalas ir tikslas tai yra, kaip brangiau parduoti tėvynę, kaip brangiau svetimą tėvynę, ne savo tėvynę, o svetimą tėvynę. Kaip galima daugiau išmelžti iš Vilniaus. O tai kas tai yra? Tai yra patys paprasčiausi ir patys bukiausi, nereikalaujantis ilgametės strategijos, tokių daugiamečių ūkdymo programų reikalai. Nugriauti ten senas gamyklas ir į vietoje pastatyti šūdofisius ir šunbučius, ar ne, ten budas, į kurias pusantro kambario, į kurias ten bus suvaryti šitie Vilniaus gojai. Taigi, vietoje vietos, kurie galima mokytis, projektuoti ir konstruoti skraidančius aparatus, testuoti jų aerodinamiką, valdymo sistemas ir konstrukcinius sprendimus, stiprinti šalies gynybinį pajėgumą ir konkurencingumą, siūloma dar viena daugiametė statyba. Ir daug dievė, kad tenai baseiną pastatytų, kuo aš labai abejoju, nes ten projektavimo metu labai greitai transformuosis į dar vieną kokį nors daugiabučių kompleksą ir su komerciniam patalpom. Kaip sakiau, targašo ir vertelgų tas šmutkyno mentalitetas. Net jei ir siūlomos statybos neišsitęs metų metais, sunaikinto kordodromo atkurti nebegalėsime. Be abejo, nes tai yra kruvino okupanto palikimas, kruvino okupanto, kuris Lietuvoje kūrė pramonę, kūrė inžinerijos mokyklos, kuris kūrė to meto sąlygomis, ar ne, to meto palikimas. Krūvinas okupantas čia mums pridarė, krūvinas okupantas čia mums pristatė visokių kordodromų ir dabar latviams pastatė bobslėjaus trasą, kurios jie patys niekada gyvenime nebūtų pasistatę ir niekada tenai bobslėjininkų nebūtų auginę. Čia mums pastatė kordodromą. Tai nežinau, ką tenai unikalaus kokio Estijoje padarė, bet ką nors irgi tokio išskirtinio būtent estukams sukūrė. O kam čia mūsų šitiems lietuviakalbiams perikūpams daryti? Negi jie čia rūpinsis, kad tarp lietuvių būtų inžinierių, kad tarp lietuvių būtų konstruktorių, kad Lietuvoje atsirastų kokia nors mažoji aviacija. Nafik. Taigi, kordodromas infrastruktūra, kurios šiandien Lietuvoje beveik neįmanoma sukurti iš naujo. Praktiškai ne beveik neįmanoma, o neįmanoma. Neįmanoma, nes pagal faktą niekas Lietuvoje kordodromo niekur nestatys. Naujo tokio objektų įrengimas mieste susidurtų su žemės planavimo, saugos ir infrastruktūros ir kitomis kliūtimis. Todėl tai, ką turime šiandien, turime saugoti. Visiškai pasirašau, visiškai sutinku tą potencialą, kurį mes perėmėm, reikia saugoti ir pagal galimybės modernizuoti, vystyti ir tobulinti. Greituminių kordinių modelių kūrimui ir sportui skirto kordodromo nepakeis mėgėjiškai rengta dronų skraidinimo aikštelė, nesvarbu, ką apie tai sakytų savivaldybės strategai kabutėse. Tai ne tik skirtingi reiškiniai, bet ir skirtingos lygos. Visiškai teisingai. Visas šitas dronų mokyklėlės ir taip toliau, kurias, kaip sakiau, reklamuoja. Tai yra toks fuflekas lyginant su rimtu, tokiu aukštam pasauliniam lygyje pastatytų šitą inžinerinių,
inžinerinė mokykla ir sportu. Kol kas Lietuva dar turi nemažą įdirbį sukauptą ir Vilniaus kordodrome. Lietuviški bepiločių orlaivių kūrėjai vis dar rodo, kad mūsų šalyje yra žmonių galinčių kurti pasaulinėje rinkoje konkurencingas technologijas. Lietuvos aviamodeliuotojai ir techninių sporto šakų atstovai, nepaisydami labai ribotų išteklių, palikti gyventi ubago režimu. Nepaisydami labai ribotų išteklių vis dar sugeba pasiekti aukščiausio lygio rezultatų. Pavyzdžiui, šiemet Lietuvos aviamodeliuotojas Vytautas Rimša tapo pasaulio čempionu Australijoje. Jūs apie tai girdėjote? Aišku, kad ne. O apie stoties kekšės, stoties prostitutės naujausius pasiekimus ir žygius jums buvo pumpinama vos ne kasdien iš didžiausių šūt portalių ekranų. O apie tai, kad aviamodeliuotojas Lietuvos tapo pasaulio čempionu, žinoma, kad vėlgi žino tik tai kažkoks siauras, va ten tos, kaip čia, srities fanatų ratelis. Tačiau Vilniaus kordodromo sunaikinimas išmuš pamatą iš po šios techninio sporto šakos kojų. Taps sunku rengti naujos kartos inžinierius ir sportininkus. Ta pajusime po keleto metų. Ta pajusime mes daug greičiau. Nebeliks bazės, nebeliks pagrindo, nebeliks kur šitiems dabartiniams sportininkams kurti ir palaikyti savo naujus modelius, palaikyti savo sportinę formą ir viskas išsibesdės labai greitai. Sunaikinti tai kaip 2 pirštus į asfaltą. O sukurti iš naujo, tą gali padaryti tik tai stipri, strategiškai, planingai veikianti valstybė, kokia buvo savo geriausiais laikais Tarybų socialistinių respublikų sąjunga. Pirmoji sukūrusi atominę elektrinę, pirmoji sukūrusi atominius povandeninius laivus, pirmoji sukūrusi atominius ledlaužius, pirmoji paleidusi žmogų, išskraidinusi į kosmosą ir daug kur šitose srityse buvusi pirmoji. Dronų, kaip ir visoje aviacijos inžinerijoje, egzistuoja aiški grandinė. Vaikas, modelis, konstravimas, elektronika, programavimas, dronas, inžinierius, technologijų kūrėjas. Taip, tai yra ta mokyklėlė, kaip užauginamas galiausiai profesionalas, specialistas, tas, kas pas toks tautos žiedas. Ne stoties kekšės, kurios su savo silikoniniais papais ir dėl savo silikoninių papų yra žinomos ir reklamuojamos, o tas, kuris savo protų, savo darbo, savo išmonę keičia gyvenimą, atneša į gyvenimą naujoves. O mes gyvename tokiam technologinėme pasaulyje, todėl technologinės naujovės yra labai ir labai svarbu. Jeigu išmetame pirmasias grandis, tai yra vaikas, modelis, konstravimas, vėliau gali tekti labai stebėtis, kodėl trūksta inžinierių, konstruktorių ir bepiločių orlaivių kūrėjų. Čia labai tekti stebėti. Čia nieko stebėtis nereikia. Čia jau dabar yra akivaizdu. Nes vėlgi apie šitą sritį, viskas yra taip nukišta, kad tik tai tokio jau agonijos metu staiga daeina iki platesnės visuomenės. Todėl šiandien ypač liūdna ne dėl vieno pastato ar vienos sporto šakos. Liūdna dėl požiūrio į ateitį, ypač iš institucijos, kurios biudžeto didžiąją dalį sudaro jos gyventojų mokamas gyventojų pajamų mokestis. Mokestis, kurio daugiau sumoka tie, kurie dirba geriau apmokamuose, pavyzdžiui, inžinerinėse srityse. Jie čia dabar bando vėlgi užsitempti paklodę ant savęs, pamiršdami vėlgi tą elementarų faktą, kad apie juos niekas daugiau jūsų siauram ratelyje nežino. Ir kad jie 30 metų mušė dinderį, taip nerasdami kelio į žmonių širdis, ar taip pat nerasdami savo srities lobistų, kurie galėtų panaudoti tą mūsų bazę kažkaip plačiau ir
galbūt nedaleisti iki šito momento, kai Vilniaus savivaldybė elementariai nusprendė likviduoti, tiksliau taip nelikviduoti, paimti ir įsisavinti jai įdomų žemės gabalą. Deja, šiandien valstybė deklaruoja, kad jai trūksta inžinierių. Verslas ieško technologinių talentų. Krašto apsauga investuoja į dronų pajėgumus. Lietuvos įmonės kūrė bepiločius orlaivius. Jauni žmonės domisi robotika, elektronika ir aviacija. O Vilniaus miestas tuo metu rengėsi panaikinti vietą, kurioje visą tai buvo daroma ir mokomasi daryti praktiškai. Teisingai, nafik reikia, parduosime baltą mėsą į užsienį ir iš užsienio nusipirksime ten tas visas technologijas. Tai primena bandymą užauginti medį, kapojant jo kamieną. Lietuvos aeroklubas ragina Vilniaus miesto savivaldybę sustabdyti kortodromo naikinimo procesą ir iš naujo įvertinti Rasų gatvės 50B teritorijos panaudojimo galimybes. 3 kartus. Savivaldybė ant jūsų dėjo kryžių, mano mili avia modeliuotojai. Ne ten jūs kreipiatės, jūs dabar turite eiti į vyriausybę, į Seimą ir bandyti išsimušti šitam kordodromui valstybinės reikšmės objekto statusą, kad jisai būtų jau finansuojamas priskirtas kokiam nors ministerijos departamentui, o ne savivaldybės atsakomybei. Raginame ne tik ieškoti formalios alternatyvos aviamodeliuotojams, bet ir pažvelgti į šią teritoriją plačiau, kaip į Vilniaus ir Lietuvos techninio, inžinerinio bei bepiločio orlaivių kompetencijų ugdymo centrą. Prašau, pirmyn, turėjote 30 metų į tą žvelgti ir ramiai mušėte dinderį, kai čia į Lietuvą iš Kinijos vežė ten tuos pirmuosius žaislinius dronus ir užsiėmė visą tą rinką, kurią teoriškai turėjo užimti. Kas turėjo užimti? Lietuvoje gaminami ir kuriami šitie skraidantis bepiločiai žaisliukai. Lietuvos aviamodeliavimo entuziastai yra pasirengę kartu su savivaldybe, aviamodeliuotojais, švietimo institucijomis, Lietuvos šaulių sąjunga, vėl šitos bledžius čia naikiša, technologijų įmonėmis ir kitais partneriais parengti realų kordodromo įveiklinimo planą. Eikite į vyriausybę, ieškokite, ką jūs sudominsite ministerijose ir po kieno sparnų jūs tenai priglobtų. Vilniui nereikia rinktis tarp baseino ir ateities. Baseiną galima pastatyti kitur. Visiškai sutinku. Dėžę ten tą su didelio vonia galima bet kurioje vietoje iškasti ir prileisti vandens. Kordodromą galima išsaugoti tik šiandien. Taip, jeigu jį dabar panaikins, jo nebebus. Todėl dar kartą kreipiamės į Vilniaus miesto savivaldybę. Apgalvokite, sustokite, neištrinkite to, ko Lietuvai jau po keletą metų gali labai prireikti. Jeigu neprireikia 30 metų, jeigu 30 metų apie jūs niekas negirdėjo, tai nesijautinkite ir per ateinančius metus apie jūs niekas neišgirs, kadangi yra paprastesnių būdų įsisavinti, vogti valdiškus pinigus per karinio biudžeto panaudojimą. O jūs, kadangi jūs esate prie savivaldybės, o ne prie ministerijos, ne prie karinio biudžeto, jūs kaip šunį penktakoja ir praspirinėja. Neužkaskime po betonų vietos, kurioje šiandien gali prasidėti Lietuvos ateities inžinieriaus, konstruktoriaus ar bepiločių orlaivių kūrėjo kelias. Išsaugokime Vilniaus kordodromą. Šauktukas, ašarėlės ir taip toliau. Ir žodžiu, čia daug visokių komentarų apie tai, kad ten vieta patraukli statyboms ir taip toliau. Jo šaiposi iš to, kad tenai tipo trūksta baseino, taip pat labai tikslus komentaras, kad nebus ten baseino, kotedžai, vieta auksinė, sunaikintas Kauno kordodromas, dabar su jas ir Vilniaus, geriausia vieta naujam kordodromui, Kauno Dariaus ir Girėno aerodromas, Vasiliausko dėka jau veikia graži aikštelė pilotažiniams modeliams. Ir taip toliau. Žodžiu, žmonės brangieji, šitą pamirškite.
pamirškite apie tarybinį palikimą, pamirškite apie okupanto piktžaizdes, pamirškite, kad kažkas šiandien Lietuvą norėjo padaryti modernių technologijų šalimi, kad Lietuva turėjo būti išsivyščiusi pramoninė respublika, o ne tik žemės ūkio gamintoja. Žodžiu, pamirškite visą tai. Mes esame šitų valdžiagyvių, kurie yra pastatyti su užsienio stogu, užsienio kuratorių pastangomis mus prižiūrėti, mes esame nurašyta į patrankų mėsą biomasę. Todėl su mumis taip ir elgiamasi ir todėl mums jokios ateities niekas nenumato. Juo labiau, nafik kokiems nors britams, vokiečiams, prancūzams ar italams, ar juo labiau žydams reikalingi kažkokie aborigenų konkurentai, galintis dėl pigesnės darbo jėgos gaminti pigesnius dronus, o dėl savo talento dar ir geresnius dronus negu jų šitie, taip sakant, nenoriu vartoti žodžio košerinis, kalbant apie dronus, nes dronuose nieko košerinio nėra, žodžiu, negu jų karinės pramonės šitie kapitalistai. Ne, draugai mano, jums vienintelis variantas, kaip sakau, iš šito viešosios tos biudžetinės įstaigos statuso yra pasikelti statusą iki valstybinės reikšmės objekto, valstybinės reikšmės įmonės, valstybinės reikšmės kokios nors agentūros ar dar kažko, žodžiu, kurie būtų Lietuvos aviacijos modeliavimo, konstravimo, inžinerijos centras. Taip. Bet kadangi Lietuva nesugeba netgi tokio elementaraus dalyko, kaip išlaikyti savo oro laivyną, nesugeba turėti savo oro linijų, kas yra vėlgi kaip du pirštus į asfaltą šalyje, kurioje vien per Vilniaus oro uostą per metus praskrenda arti 1 milijono keleivių, 750 tūkstančių dar per Kauno oro uostą, ir ten mažesnius dadėjus, tai bus kokie kaip minimum 1,5 milijono keleivių praskrenda, ar ne, ir turint tokį srautą, neturėti, kad ir mažytės, nedidelės, bet nacionalinės aviakompanijos, tai yra negėda ir nesusipratimas. Tai yra tikslingas šalies naikinimas ir mūsų, kaip sakau, konvertavimas lietuvių tautos į baltos patrankų mėsos durnelių statusą. Ir atvejai su kordodromu tą puikiai, nuostabiai liudija. Kalbant apie visą reikšmę ir visą tą per 30 metų taip, nesugebėjimą savęs išgarsinti, save padaryti valstybinės reikšmės šituo objektu, kad kiekvienas tą pasaulio taurė būtų čianai, apie ją būtų iš kiekvieno radijo imtuvo kalbama, tai taip, jums dabar, brangus aviamodeliuotojų mohikanai, bus labai sunku, jūs savo akimis dabar matysite, kaip jūsų gyvenimo visa kūryba eina po paibeliais. Ką matė ir daugybės kitų sričių atstovai. Mūsų mirštančiai, degraduojančiai valstybėlį. Taigi, aš sakiau, kad pakalbėsiu dar apie dronus ir linksmąją dalį, būtent dronų pilotus, bet šitą pasilikime sekančiai laideliai apie tai, kas mūsų dar laukia. Viskas ir iki, dalinkitės, platinkite, o jeigu dažiūrėjote iki šitos vietos, reiškia, jums tikrai buvo įdomu, todėl kviečiu tapti rėmėjų, paspaudus
kanalo rėmėjų, paspaudus mygtuką tiesiai po video prisijungti arba join ir pasirinkti rėmimo lygį, arba pereiti į nuorodą patreon.com/l diena ir tenai tapti nuolatiniu rėmėju, arba paremti per paypal.me/Ragelskis. Na, taip pat paprastos sąskaitos numeris ir kitos tarp paypalinės, per paypalinės paramos, kur galima užstatyti ten kasmėnesinę paramą, nuoroda yra po kiekvieno video esančiame aprašyme. Dėkui, draugai mano, ir iki.